Sveiki ir softoriai ir paprasti mirtingieji. Šiandieną randamės Pikšpokšto organizatorių žaidime, tai nauja lokacija visiškai dar netoli jūros, Karklės fortas. Tai organizatorius organizuoja ir privačius renginius, bervakarius, gimtadienius, įmonių teambuildingus ir taip toliau, tai kreipkitės į e-mailo pačioje arba per šatas LT svetainę. Tai žaidime netruko visko, veiksmo pagrinde bus apakilai, nes scope kamera mano eilinį kartą užgrybavo, tai nesklandumų visada netrunka pas mane, bet turim ką turim ir žemėlapį tikrai netruko veiksmo, tai keliaujam į briefingą. Tai labas. Rytas! Labas. Rytas! Labas. Rytas! Super, važiuojam, pasikūrėm. Tai kada esat žaidę Counter Strike ar bet kokį kitą bombos imitacijos žaidimą, ta prasme. Tai šiandien mūsų tikslas bus raudonųjų, pradės tai nuo to krašto. Jų tikslas bus susprogdinti visus 3 pastatus. Paėmėt bombą, ją įjungiat, tai laikmatis būna nustatytas 10 minučių. Jūs ją paleidžiat ir tada laikas tiks. Jūsų tikslas yra tada padėjus tą bombą, be abejo saugot ją ir neleis priešininkui ateit sustabdyti. Iš tikrųjų laidų nekarpėkit ir nebandykit uždegti, nes nežinau, gali ir sprogti. Viso 3 zonos po 10 minučių susprogdinat. Aišku? Bet mes rinksim 3 mėlynosius VIP, kiekvienas iš jų gaus po vieną tą bitcoin. Raudonųjų tikslas bus, kol jie to pačiu valosi tą pastatą, jie gali bonus tašką gauti. 1 bitcoinas, papildomas 1 taškas. Tai susprogdinot 1 pastatą, 1 tašką gauti. Atėmėt 1 bitcoiną, gauna dar 1 tašką. Dar klausimų? Žaidžiam. Žaid! Prasidėjus žaidimui pasileidau laukais, palaidais plaukais ir prisibėgau prie priešų pozicijos. Tolumoje išgirdau balsus ir nusprendžiau prieiti patikrinti, kas yra toje vietoje. Tada mačiau tik tai šį žaidėją, kurį nušoviau, bet dar apačioj mačiau dabar yra ir dar vienas žaidėjas po manim, kurio nepastebėjau. Pirmą kartelį. Pavyksta nuimti vieną iš žaidėjų, pirmasis mano fragas. Na, o čia tolumoje pamatau keletą žaidėjų ir galvoju, kad reikės su DMR nušaudė. Dėjas scope kamerą įsijungė ir iškart išsijungdavau, nežinau kodėl. Tai kitas žaidimas šitą reiks susitvarkyti. Na, o čia girdis pastato viduje veiksmų tikrai netrūksta. Ir išgirdau balsus priešininko priešai save ir nusprendžiu prisigulti. Prisėst ar ne, užsimt gerą poziciją, kad nematytų manęs. Ir bandyti netikėtai pagauti priešą, tai teko tikrai palukuriuoti. Toj pozicijoje šiek tiek luktelėjau ar ne, ir toliau girdisi balsai, o čia savas eina prieki manęs. Ir suprantu, kad jis eina tiesiai į mirtį ir kad ir kaip nenori išsiduoti, bet pasakau jam, kad pastrauktų. Atsargiai iš kairės ateina. Iš ten gali ateiti. Iš krūmų. Na, truputį išsigąsta manęs. Geras gilės, net nemačiau. Dėkui. Ir labai nekantriai sužaidžiau šito vietoj. Aš žinau, kažkas čia dar. Visiškai nepastebėjau antro žaidėjo, reikėjo laukti, nes tikrai girdėjau, kad šnekasi su kažkuo, bet Čia į viršų švario, negaliu eiti, pritrūkau kantrybės. bet nelabai giliai. Okay. Na, čia per skylutę pamačiau priešus tolumoje tarp durų, nusprendžiau išsitraukti DMR ir po to pagalvojau, kad pastate negaliu šaudyti su snaiperiu, tai nešoviau, tik pažiūrėjau, manęs tikriausiai nematė tamsoj, tiesiog teko pakeisti poziciją ir pasakiau informaciją komandos nariui. Norėčiau aš ten nueiti, bet pažiūrėjau, čia iš kairės nėra. Na, visai reikėjo mums užsitikrinti perimetrą, nes reikėjo šitą Negalima. pastatą užsimt. Ir nusprendėm su kolega pasipušinti vėl į priekį, Bitcoinų tik turi? dviese. Ne? Bitcoinai taškai, tai paklausim, ar turi bitcoinų ir čia po savim pamatau žaidėją. Vieno šato užtenka ir kaip tik dar vieno auka atbėga. Ir kitas miršta. Dar iš toli su DMR pašaudau, bet nieko ypatingo nepavyksta padaryti. Ateina mergaitė. Ganėtinai lengvai ir veržėmės į priekį. Bitcoinų turi. Žinoma, paklausim, ar turi bitcoinų, nes pagrindinis dalykas, kas duoda taškus. O čia išgirstų dar priešų.
Na, suprantu, kad prarasta situacija ir nusprendžiu, kad galbūt reikėtų pradėti atsitraukinėti. Čia pamatau dar vieną priešą ir nusprendžiu iš karto atsitraukti į kitą poziciją, kol nenušoja manęs ir čia pamatau ateinantį žmogų, bet raudonį Apačioj. raiščiai šviečia, tai savas, duodu iš karto informaciją. Du apačioj, tenais dar vieną nušojo. Ne, čia nušauti. Ten apačioj. Pulk. Na ir kaip visada, truputį atsipalaiduota Ajėt. ir baigėsi visada taip pat, kai atsipalaiduoji. Aišku. Čia komandos narys demonstruoja gerus sugebėjimus, viena ranka šaudo, viena ranka mane tempiasi. Ir bando pritempti coverį kažkokį, mini coveriukas, na tikrai neatrodė gera idėja, čia iš šono dar šaudo, jau tengiuosi tiesiog lėmenę užsidengti nuo šatų, nes veiksmas tarp manęs ir tavo dar bando dėti raištį. Gėt. Ir pagauna dėja savo, kaip ir man pusiau uždėtas, raištis pusiau ne. Čia biškai. Bet, Nu, bet ne tai. bet kaip sakoma, nušautas buvau, tai tiek to, Tiek to. net nebandžiau nieko daryti, tai viskas tvarkojo, ir taip Ne, o arti jų jų mirtekas? teko. Čia va. Jo, truputį per Ai, daug buvau šitas kampas? pasipušę ir O, mušiu blet, papjovė, irgi. kad nereiktų laukti, geras žaidėjo manevras, o čia yra nuotraukėlė, kurioje rodo žaidėjus, kurie turi bitkoinus, tai buvo lengviau juos hantinti ir mūsų naujas planas tai pastato pušas, nes pastate jau susprogdinta Tai buvo buvo pastate. bomba, tai iš Lietus komanda pušinomės arčiau šio pastato ir tikrai prie C pastatų netrūko veiksmų, susišaudimas į visas pusės, pavyksta priartėti, pritupiu arčiau, matau kaip ir Tracer unitą ar kažkokį flash hiderį, kuris žypsi, bet nematau tiksliai žaidėjo, tai neskubu šaudyti, nesunori bet kur pataikyti. Ir čia mane patį apšaudo ir netyčia krentu tuo pat momentu už akmenų užsilipęs ir mane šaudė, tai ganėtai laiku ir vietoj nukritau ir išvengiau šūvių. Na ir čia tikrai karas Aš nebuvau vyksta. vienas. Veiksmo netrūksta, trūksta galbūt dauminės granatus ar kažko, bet kaip ne taip po truputėlį prasirungėm į priekį, prasilaužėm ir pribėgu pirmasis prie pastatų sienos. Bandau užtikrinti perimetrą, kad komandos nariai galėtų judėti kartu, bet čia jokių žaidėjų nepastebiu ir ganėtinai atrodo tuščia. Na, tikiuosi kol kas daugiau žaidėjų, tai laukiu, kol per kitą pusę išpykins žaidėjas, bet niekas nepykina. Ir bandom pasipušinti arčiau. Aš kažkaip nedrasiai, nežinau kur yra, suprantu, už kampo kažkur tai žaidėjas. O čia kolega manevringai labai gražiai nušauna jį, tikrai gražiai sužaidžia jisai, aš dar net nedrįsau taip lysti. Na ir pasirodo išsivalom šitą pastatą ir atrodo visiškai tuščia. Paklaus dėl bitkoinų. Na ir primenu žaidėjim, kad reikia ieškoti ir Bitkoiną bitkoinų. turit? Tai klausinėjom nušautų žaidėjų, ar turi bitkoiną. Ką su šitą dėžutę daryt? Na, Ok. iš tos dėžutės reikia atnešti bombą ir suvesti užminavimą. Kai laukiam operaciją pranešta, kad reikia Yra bombos bombos, ir reikia bomba jau dabar. pakeliui. Tai jos laukiant, aš nusprendžiau pušintis giliau į priekį, šiek tiek arčiau sekančių pastato, sekančių B pastato, norėjusi prieiti dar artimesnio veiksmo man. Ir kaip visada sugebu lygioje vietoje parkrist, įkrito koja, smukau čia kažkur giliai. Dar nusimušiau rankytę ir laikrodžio apyrankę nusiplėšiau ir laikrodis pradėjo cypt. Emergency man kvies, tai teko stabdyti, bandyti išjungti ir kol visas vyko, šalia priešai tikriausiai išgirdo ir atėjo arčiau durų. Ir paskui išgirdus balsus jau stengiausi ramiau ir stengiausi mažiau judėti, laikrodis išjungtas. Na ir čia per žolę sunkiai matosi, bet artėja žaidėjas visiškai prie manęs. Tikrai prastas matomumas, laukiu kantriai jo, pritupė visiškai prie pat manęs. Ir stebiu, ką jisai darys. Atsistoja, lyg jau nori nueit. Ir atrodo, kad nueidinė. Ne, jis toliau stebi, žiūri aplinką ir visiškai nenutokė apie mane. Aš realiai per porą metrų nuo jo. Tai su snaiperiu tikrai negaliu šauti, ištraukiu pistoletą ir vis tiek dar nemato manęs, nors tiesiai mane žiūri. Ir nusprendžiu eliminuoti žaidėją, kol galiu. Bet po to, kad situacija buvo sudėtingesnė, nes jis galėjo pranešti mane apie kitiem žaidėjim. Sako, gerai iššoviai. Sorry. Na, atsiprašau, tikrai nenoriu skaudžiai iššaut, bet atstumas nėra didelis, tai net ir iš pistoleto visai skauda. Gali. Niekas neišgelbės manęs. Na ir čia išgirsiu daugiau balsų ir žinau, kad ateina dar daugiau žaidėjų. Bet kaip dabar aš nežinau.
pažiūrėk, aš einu tada viskas vaikščiot. Ir jeigu matysim, mums vis tiek reikia išjudinti. Bet čia po kairę turi dar savas. Savas? Jo, nes jam, mes tą, tai jam tik įsispyrėm, čia praėjo. O, dar jam kairė. Tai raudonį, kebra, girdėjot, tai užėmė raudonį, kad sprogmuo dar neskabentas. Aišku? O, yra. Na, atrodo, kad abiem žaidėjim pataikiau. Tai rausi dar ar iš šono niekas neteina. Ir bandau visaip nusišauti šį žaidėją. Bet per daug užsifokusavęs aš jį. Persijungiau net į auto režimą, Ačiū. bet pats gavau atgal šatų ir numirštu. Miręs. Sorry. Nesimatė nei. Net aš dar tyčiai. Čia kažkaip. Jo, tai net tu viens jau. Ginklą pašuoji, kur antrą kartą jau. Ginklą. Nu, sakau, atrodo, kad pataikiau, tai į ginklą pataikiau. Aš irgi įgriuvau, po to žiūriu žmonės eina. Na, čia surengiau irgi neblogą pasalą. Prisileidau žaidėją visiškai arti savęs. Ir nušaunu jį. Sorry. Kaip visada, kultūringai atsiprašau. Paklausiu, ar turi bitkoino ir važiuoju tolyn. Pušinuosi priekį ir čia išgirstu tolimoj balsus. Ir nusprendžiu palaukti žaidėjų. Na, čia turiu, kaip sakoma, lengvą fragą, bet aš žinau, kad turi būti dar vienas žaidėjas. Girdėjau balsus. Mokomės iš klaidų. Praeitą kartą pradžioj žaidimo nepakentėjau, kantriai nepalaukiau, tai šįsyk labai kantriai stengiausi išlaukti. Ir laukiau, kol pasirodys antrasis žaidėjas. Pasirodo antrasis žaidėjas, kaip ir jau noriu šaut, bet žiūriu, kad nelabai veikia mano šlangutė, nutrūko nuo ginklo, atsikabino, atstojantis buvo garsas. Ir tenka tvarkytis ginklą, kol kiti žaidėjai tolsta nuo manęs ir spėja net paskeltą trečią žaidėją, tai vėl iš naujo reikia visus nušaut. Kadangi scope kameros kilų neturiu, tai šiek tiek matosi iš toli su damaru išsitraukiu. Ir pašalinu du žaidėjus, trečiasis jau tikriausiai pakeltas, suprantu, kad gali būti pakeltas ir kova prieš jį, vienas prieš vieną. Tenka pakovoti, leidžiu jam pušinti save, prieina arčiau ir paina sprėjus ir suprantu, kad reikia greit atsitraukinėti. Visi trys nuimti žaidėjai ir nusprendžiu vis dėlto neatsitraukti, o eiti prieki link B pastato, nes mums B pastatą reikia užimti, kad užminuoti, tai per šoną bandau greitai prisiflankyti, pamatau tolimoje žaidėją, šiek tiek apšaudau jį. Tolimos atstumas, dar prisitaikius keli šatus iššaunu, bet nepavyksta jo nušauti, bet gera proga prisibėgti prie B pastato. Ir pasileidžiu laukais, palaidais plaukais, kaip visada drąsiai ir iš šono mane pradeda šaudyti, iš inercijos dar šiek tiek atsišaudau, bet dėja mirštu. A kodėl tu nesu visais? Gaila, galėjo būti labai geras play. O čia bitkoinų holderiai nufotkinami ir nusiunčiami irgi priešų bazę. Operaciją girdėjau, kad priešai mūsų A pastatą pušino ir tikriausiai jau įsėjo, tai bandau eiti iš galo. Seniukai, įmetė granadą ir dar kai susprogdino, dar atėjo šalia. Tai viskas laimėjom gėjimus. Nu tai, žinai, šturmas, įmetė granatą ir dar... Kaip sakiau, nugarą Sorry. perinišiau. Na ir čia atrodo visus iššaudau, nutariu pasidėti DMR į šoną, kad galėčiau išsivalyti pilnai pastatą, nes gal viduje gilimoje yra dar žaidėjų. Ir čia nepastebiu vieno žaidėjų, kuris į mane nusitaikęs šaudo. Nemačiau šito. Na ir neblogas bandymas. Pastraukiu nuo ugnies. Galvoju, kad jau viskas, bet čia dar savas iš galo visiškai atėjo irgi man pagalba. Nušvalai tą? Ir sugeba Atrodo, mane vienas dar likas. prikelt. Jo. Ir nusprendžiam toliau valytis pastatą. Kamputė yra priešas ir gaila savo nušauna. Bet galiu ir aš jį dar pakelt.
Turi raištį? Paruošk. Laukiu žaidėjo pyko ir pasiruošęs jau kelt žaidėją. Dar prieš jį keliant noriu, kad bent kažkiek išlystų ir laimėti šiek tiek savo laiko. Ir dabar greitai perišu raištuką kolegai. Ir sakau, kad žiūrėtų nuo mirtveko pusės, nes gali tikrai greit išlysti. Ir bandau vėl pykinti tą patį kamputį, trumpai pykai. Pažiūriu nėra, užsiemu poziciją ir laukiu. Ir pavyksta nušaut. Ne viduj buvau. Aš lauke buvau. Kulauto pastate negalima, bet iš lauko į vidų galima šaudyti. Dakai, nugaras. Na ir gerai, spėjau nušaut žaidėją ir jo pistoletas neiššauna, tik išleidžia dujas. Aš limenus, tai? Sorry, vyrukai. Ne, viskas gerai. O čia mūsų savi nušauna. Savi, raudoni! Pranešu, kad savi ir atsisku ir čia dar vienas priešas matau ateina, bet manęs nepastebi. Sunku iš lauko matyti gilumoje, ypač kai tiek daug žaidėjų yra. Smės. Ai, vis tiek turi laukti. Suprantu, kad dar turi ateiti priešų. Apsidarau, kad nieko nėra ir iš lėto nusprendžiu eitis. Priekį pasitikrint. Iš lėto laiptukais leidžiuosi žemyn. Pasižiūriu, ar nieko nėra arti, nes vienas yra žaidėjas, tai tikriausiai bus ir daugiau. Arti nieko nematau, pasižiūriu dėtuvę, ar liko šatų, dar keletą yra. Ir iš lėto lendu ieškodamas žaidėjų. Čia vienas iš toliai tikriausiai kažkas iš žaidėjų nuėmė. Ir nieko arti nematau, pasibiu per krūmus lendantį žaidėją. Imti ir dar vieną žaidėją. Pasižiūriu dėtuvę. Dėtuvė jau tuštoka, reikia greitai pasikeisti, pasižiūriu, daugiau nieko nėra. Ir nusprendžiu greitai keistis dėtuvę, kol turiu laiko. Na ir šitas eventas panašiai tuo ir baigėsi. Dėja, DMR kilų daug neturėjau. Šiaip turėjau keletą, bet dėja nepavyko nufilmuoti. Pastoviai atsitinka su tuo filmavimu man problemų. Tai kamera perkeista, tai tas, tai anas, tai bandau vis tvarkytis. Yra kaip yra, bet kontento, manau, tikrai prasme buvo smagu ir man pačiam. Ir su pistoletu tikrai padirbėjau nemažai, tai tikiuosi jums patiems asmeniškai labai patiko ir būtų labai faina, jei parašytumėt, ar patinka pistol jums fightai labiau, ar patinka tolimesni fightai, ką jūs patys mėgstat labiau rinktis, ar renkatės artimesnės kovas, ar tolimesnės pagal savo playstylą. Tai šiandieną tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad užsukot, tikiuosi jums patiko taip kaip ir man. Eventas tikrai asmeniškai man patiko, arti jūros, Klaipėda, tolokai iš Vilniaus važiuot. Bet susplanavau atostogas ir smagiai praleidom laiką su šeima ir dar galų gale nuvariau smagiai pašaudyti. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad užsukot, gero smagaus likusio vakaro.